Tai tada taip. Labą dieną, Vilija. Labą Kaip jūs dieną. gyvenate? Praėjo tam tikras laikas ir jau jūs galėjote patestuoti savo jausmus, savo emocijas ir patikrinti rezultatą ant realios situacijos. Ar tiesą sakau? Tiesa. Ir buvo tokia Mhm. galimybė patikrinti. Ir kadangi aš tuos savo santykius su mama tvarkiau ir kaip tik po to teko su mama susitikti Lietuvoje. Ir man labai padėjo šitą tokią kaip meditacija, nes aš ant savo mamos pamačiau visas savo klaidas. Mhm. O kad būtų biškiai aiškiau ir kad būtų tam tikra pradžia, galbūt mes galėtumėte pradėti nuo to, su kuo jūs atėjote, kaip buvo jums kažkada tai, su kokia situacija jūs buvo susidūrę ir panašiai. Galėtumėte biškiai apibūdinti, papasakoti, jeigu nepasakysiu. Nu, mano situacija tai buvo tokia, kad labai paslyjo santykiai su vaikais ir aš tada labai blogai jaučiausi, net tiek, kad gavau insultą. Nu ir kaip Mhm. amžius viskas jau nebėra laiko pačiais ieškoti būdų, todėl susiradau tave per internetą ir tada jau puoliau galvoti, kaip čia gelbėti tą situaciją. Ir Mhm. tada, Ir dar greitai, ne? prašau, Ir dar greitai, ne? taip, taip. Okay. Tai jeigu aš teisingai suprantu, situacija yra tame, kad visiškai pablogėja santykiai su vaikais ir dėl vaikų arba per vaikus jūs išgyvenate insultą. Teisingai suprantu. Taip. Ir kaip jūs tada jautėtės, ką jūs tada išgyvenate, jeigu nepasaktys, nes tie, kurie klausys video, tai vis tiek galės užduoti klausimą, kaip buvo ir kodėl, tarkim, atėjo Vilis tokia su didelė plačia šypsena ir kodėl taip lengvai jaučiasi. Gal čia nupirkas žmogus, kuris man sumokėjo klientą, sumokėjo man pinigų ir aš tiesiog va taip ir čia yra šou kažkoks. Kaip kada jau, kaip sako, bėdos prispaudžia uodegą, tada jau pradedi galvoti giliau ir aišku, kabinėsi, tada jau ieškai priežasčių, ieškai kaip išsikapstyti ir, bet, kaip pasakyti, tada jau pradedi galvoti giliau viską. Žodžiu, pas jūs nebuvo laiko filosofuoti, mane tikrinti, žiūrėti, galvoti, o ką tu man padarysi, o gal tu nepadarysi, o ar tikrai tu sugebėsi, o galbūt paklausyk mano situaciją, galbūt tu ten suprasi ir taip toliau. Jau tokių laikų ir tokių variacijų nebuvo, ne? Nu, aš pasižiūrėjau, kaip tik man internete papuolė informacija apie jūs ir aš tada dar pasidomėjau asmeniškai ir svarbiausia, jeigu jau nusprendė kažką daryti, pasitikėti tuo žmogum. Ir aš tada sukaupė visą pasitikėjimą, skiriau jums ir, kaip pasakyti, nes be pasitikėjimo tai nevyksta į mano atžvilgių, į mano naudą. Tik tai pasitikėjimas tuo žmogum gali duoti rezultatą. Nu jo, tai kaip aš teisingai suprantu, filosofuoti nebuvo kada, jums jau žiauriai skaudėjo, ne taip kaip anksčiau, ten žmonės pas mane ateidavo, ten man biški skauda, o tu man biški sudainuok lambadą padaryk, parašyk eilėraštį ir perskaityk, nupirk man ledų, o aš dar nežinau, ar tu ir taip toliau. Tai pas jūs jau tokio nėra, jūs atėjote konkrečiai man skauda, kito išeities nėra ir aš turiu nuimti savo karūną ir pasakyti taip, aš nesugebu sutvarkyti savo gyvenimą ir aš atėjau prašyti pagalbos, padėk man. Teisingai? Taip, tik tai taip. Mhm. Ir tada, jeigu jau viskas taip ir suėjo, tai dabar galite papasakoti, kokius rezultatų gavote patyrusi praėjus visą hipnoterapijos kursą. Tai pirmas klausimas, ar buvo vertinga? Aš skaitau, kad labai buvo vertinga. Todėl, kad kartais mes
daug medžiagos būnam praėję, praskaitę, bet to pagrindo, va, to tokio užtvirtinimo, nebežinai, kaip toliau elgtis. Ir va tas užtvirtinimas, toksai paaiškinamas, kokia situacija ir kaip iš jos išeiti, va šitas ir padeda būtent žmogui. Mhm. Ir dar tuo pačiu per, galima sakyti, hipnozės seansą jūs galėjote viską ir pamatyti, ir pačiupinėti. Ir aš kaip suprantu, pas jūs nebuvo tokių dalykų, iš kur tas atėjo, ar čia tiesa, ar tu man nemeluoji, ar tu man čia priburė ir panašiai. Jūs viską dalyvaujate ir viską darėt pati. Ar tiesą sakau? Taip. Ir tikrai galite visą darbą įvertinti ir pamatyti ir pasvertinti, kiek gerai dar buvo jis padarytas. Ar teisingai suprantu? Taip, taip. Aišku, kiekvienas tą situaciją tokią priima savaip mato, bet svarbu pasitikėti ir va tada vyksta viduje jau visa tas, ką tu nori sužinoti ir ką tu nori gauti. Okay. Ir jeigu tada nepaslaptis, dabar galite papasakoti, kokius būtent jūs rezultatus gavote ir kodėl visą tai, ką jūs patyrėte, labai jums padėjo ir kaip jūs manote, dėl kokių priežasčių? Pirmiausia, tai nelabai supranti, kada įvyksta situacija kažkokia, nelabai supranti, kur yra tos priežastys. Arba labai paviršutiniškai tas priežastys įsivaizduoji. Ir kada mes pradėjom daryti seansą, aš supratau, kad viskas eina giliau. Ir vat kada įsigilini į visą šitą, gauni labai daug atsakymų. Ir aš gavau labai daug atsakymų tokių, kurie man kartais kildavo, bet tiesiog nežinodavau, kad tai būtent mano likime jie daug ką ir nulėmė. Ir va šitie atsakymai tokie verčia susimastyti, kad laikas keisti save. Tu negali pakeisti nei vaikų, nei aplinkinių žmonių, tu gali tik tai keisti save. Ir būtent va šitas darbas mūsų parodė, kad tik tai pasikeitusi aš pati atrasiu atsakymus ir atrasiu visus būdus, kaip pakeisti situaciją. Per save, žodžiu, ne? Jo. Per save. Ir jeigu tada bendrai, tai aš kaip suprantu, jūs daugiausia ką gavote, tai čia yra suvokimas ir įėjote į gilį į save ir jūs gavote tam tikrus atsakymus. Teisingai suprantu? Taip. Dabar, jeigu nepaslaptis, ką jūs jau dabar įsprendėte? Dabar išėjimo, tarkim, šiai dienai. Pirmiausia, tai atsirado toks ramumas, nebekaltinu dėl visko savęs, nes supratau, kad kaip ir žmogus, kiekvienas mes darome klaidų ir iš tų klaidų dabar jau atėjo laikas išlipti, kaip sakoma, taisyti tas klaidas. Ir kada aš visą tą supratau, aš dabar supratau savo tą situaciją, kaip man elgtis būtent su vaikais. Aišku, dabar reikia laiko, kad tą situaciją pataisyti visą, bet būtent va tas momentas, kad dabar jau supratau, kaip sako, ką galima, ko negalima ir būtent kokias aš klaidas dariau. Ar jūs galite galbūt, ir tie, kurie žiūrės galbūt video, papasakoti, kaip jūs gyvenote anksčiau, kokius jūs sprendimus darėte, veiksmus ir kokius jūs dabar, po to laiko, kada jau praėjo tiek daug laiko, praėjote hipnoterapijos kursą ir ką jūs dabar suvokėte ir kokius jūs dabar darot veiksmus ir kokias klaidas galbūt jūs darėte ir ką jūs dabar suvokėte, galėjau suvokti. Pirmiausia, tai tokia akla egoistiška meilė vaikam. Ir bet kada akla egoistiška meilė, tada vaikai bėga nuo tos meilės, bet būtent. Ir aš niekaip nesupratau anksčiau, kodėl jie šalinėsi manęs. Ir bet seanso metu supratau, kad tas bėgimas ir yra, kada mes egoistiškai kažko reikalavime iš vaikų arba tikimės iš vaikų.
Ir bet būtent šitas tiesiog juos atstumė. Tai kaip pasakyti, vat ir dabar jau keičiu visą šitą programą tokią savyje. Tai jūs dabar suvokėte, kad dabar iš vaikų kažkaip reikalauti galbūt nebūtų kažkaip, tai ne tai, kad negalima, o kažkaip nėra prasmės, o ką jūs vietoj to dabar supratote? Kaip dabar, koks yra jūsų dabartinis planas, ką jūs dabar suvokėte? Nu, suvokiau tiesiog, kad reikia juos paleisti ir kad paleisti juos gyvenimą. Aišku, aš visada lieku šalia kaip mama, bet tik tai, kai jiems patiems to reikia, bet ne savo įkyrumu siūlyti savo tokią egoistišką meilę galbūt. Taip įsireikšti. Ir aš juos paleidžiu tikrai, bet tas paleidimas vis tiek kaip mama, aš lieku šalia, jeigu jiems reikės pagalbos, jeigu jiems reikės patarimų, aš būsiu šalia, kad jiems padėti. Ir va tikiuosi, kad žinau, kad taip elgdamasi, aš vėl susigrąžinsiu juos. Jūs tą jausmą jau gavote? Jo. Ir kaip elgtis, ir jau tarsi, kad yra toks jausmas, kad šitas neįvyko, bet jau greitai įvyks. Tik klausimas, tik kada. Teisingai? Taip, taip. Puiku. Ir aš dabar kaip suprantu, ir jūs supratot, kad ką reiškia egoizmas jūsų atžvilgiu ir kodėl būtent jums buvo situacija su širdim, kaip jūs sakėte, kad buvo visas tas įvykis. Ir, kaip čia pasakius, mes kada jau supratom ir kada mes bendravome, tai meilė savo ir va tie jausmai savo. Jūs supratot šitą dalyką ar dar nelabai? Ką aš tam jau norėjau pasakyti? Kaip pasakyti, supratau. Tiesiog aš ant savo mamos pamačiau savo klaidas. Nes praktiškai turbūt mamos ir perduot. Ne tai, kad perduodu, bet tai, ką jos moka, jos ir vaikus to mokina. Ir aš ant savo mamos pamačiau tiesiog savo klaidos, kaip elgtis su vaikais. Ir dabar jau suvokėt, kad jeigu jūs dabar šitą suvokimą įtvirtinsit veiksmais, tai jūs galėsite savo pavyzdžių parodyti, kad aš jau kitokia. Ir tas demonas, kurį jau perdavė savo vaikam, jie gali taip pat suprasti ir jūs būsit paskutinis žmogus, kuris užblokuos tam tikrą, galima sakyti, kartos programą, būti egoistiški savo ir kitiem. Teisingai? Pajuto šitą dalyką? Pajutau. Ir dabar, kaip mes kalbėjome, jūs jau nedarote, kaip dažniausiai būna, kada pas mane ateina žmonės įvairių situacijų, ypatingai, tarkim, tie, kurie jau esate tokiai beviltiškai situacijoje, kada, tarkim, ten žmogus turi arba depresiją, arba migrienas, arba dar blogiau onkologiją, arba dar kažkas tai. Ir kada žmonės klausia, dėl ko tu gyveni, ne? Kaip taisyklė, žmonės, nėra jam į ką kabintis iš tikrųjų. Ir jie pirmą ką kabinasi, jeigu jie turi vaikų, sako, aš gyvenu dėl vaikų, dėl anūkų. Ir aš po to, kada žmonėms sakau, jūsų vaikam, jūs nereikalingi, kaip pavyzdys. Ir, kaip čia pasakius, šiuo metu tu ne meilę duodi, o tu mirtį atiduodi. Vaikai to nenori, jie pasąmoningai jaučia tai ir jie bėga nuo tokių žmonių, kaip pavyzdys. Ir jūs tikriausiai jau supratote, kad prasme reikia daryti ne savo vaikus, o save įprasminant tai, kad aš dar noriu kažką tai daryti. Ar tą jau suvokiate? Taip, čia labai teisingai pastebėta. Ir dar kas man labai įstrigo, tai tokia mintis, kas liečia pinigus. Nes pinigai reikia išmokyti vaikus ne naudotis tėvų pinigais, bet, kaip pasakyti, už ačiū gautai, bet tiesiog išmokti atsakyti patiems už savo veiksmus, už savo gyvenimą ir šitas yra labai svarbus vaikams. Nes davimas tai tik tai gadina santykius. Ir šitą aš labai gražiai supratau dabar po viso šito seanso.
Nu, čia yra iš tikrųjų labai stipri tema, nes ten žmonės yra su bet kokia nuomonė, ten galvoja įvairiai. Tarkim, turiu galimybę, aš galiu lėtinti savo vaiką, aš galiu daryti ir galiu jam leisti daryti, ką jis nori. Nu, jeigu tam biški ten man ant galvos ten atsisės ir ten biški prišiks ir panašiai, nieko tokio aš jam atleisiu. Arba ten kas ten tokio, jeigu jis ten nenori tada, nu, kitaip tariant, yra tam tikras lepinimas ir taip pat su pinigais ir tokių situacijų aš taip pat daug mačiau. Ir po to, kada jie užaugo, tėvai niekaip negalėjo suprasti, kodėl taip elgesi su jais. Kad, tarkim, ten pradeda prašyti pinigų, nieko nedaryta, su tėvais gyventi, tarkim, iki 30-40 metų. Kitaip tariant, pradeda jie tiesiog, nu, nesavarankiškai gyventi. Ir gaunasi taip, kad tarsi jie yra prisišlėjusi, patys nesuvokia, kad jau yra dideli jau žmonės, ne, bet vis tiek eina pas mamytę tėvelį ir prašo kažko, tai kada jie tiesiog nesuprato ir tėvai negalėjo normaliai paaiškinti, kad šiaip jeigu ką, nu, yra savarankiškumas. Yeah. Kaip pavyzdys. Ir čia yra didelė bėda, nes tarkim, aš vieną kartą prisimenu, kada situacija buvo, kada vienas vaikas pasakoja, nu, dabar vyras, bet vaikas, kada būdamas, pas jau ši problema nebuvo su to, kad, tarkim, atėjo, sako, aš noriu tėvelį, aš noriu mokoti, sakau, teisės iš viskas padariau, viskas tvarkoj. Galėtum man nupirkti. Taip, nupirksiu, kada tu surinksi bent jau 50% pinigų. Jis surinko, uždirbo, tai po to jis jam damokėjo, tai jūs matytumėt, kaip jis pasakoja, bent jau kaip jis man pasakoja, kaip jis po to su to motociklu elgėsi. Kaip pavyzdys. Čia yra toks kitas dalykas. Ir čia ir iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Bet vėlgi, kad būtų savarankiškiam, kad vaikai būtų savarankiški, reikia, kad ir žmogus pats būtų savarankiškas, taip pat ne vaikas. Jo, ir visą atsakomybę pats savo prisimtų. Nes dabar dažnai vaikai tą atsakomybę palieka tėvam. Ir va tada aš šiuo atveju kaip mama labai pergyvenau dėl visų nesėkmių, dėl visų problemų, dėl visų finansinių. Ir, kaip pasakyti, ir čia buvo mano pati didžiausia klaida. Juos reikia mylėti, bet atsakomybę, tai kaip jie gyvena ir ką jie daro, jie turi savo prisimti. Aišku, aš visada galiu patarti, jeigu jiems to patarimo reikia, galiu padėti, bet turi būti bendras pokalbis to, ko jiems reikia ir to, ko man reikia. Bendras pokalbis turi būti, bet ne toks piršimas įkyrus. Nu, čia taip pat yra labai rimta tema, nes taip pat ateina labai daug situacijų klientų, kurie sako, man vaikas toks, anoks ir trečias. Ir nors ir jau didelis, sako, mano vaikiukas, sakau, kiek šitam vaikiukui metų? Nu, 35, nu, nieko savo vaikiukas, kaip pavyzdys, bet jie yra vaikiukas, kaip pavyzdys. Ir būna daug situacijų, sako, kad, tarkim, mano vaikui yra 35 metai ir neturi, tarkim, antros pusės, tarkim, neženėjasi, tarkim, negali uždirbti pinigų, negali visko. Po to, kada biškai pasižiūrė, o iš tikrųjų reikia mamai gydytis, o ne vaikui. Kaip taisyklė. Ir po to tu sėdi, sako, tu dėl jo pergyveni, tai pergyveni. Tu žinai, kad vaikai taip pat tą jaučia. Kaip pavyzdys. Ir tu žinai, kodėl tu taip darai, nes tu jauti kaltę dėl įvairių priežasčių, galima įvairiai ten sakyti, kad tam neturėjau laiko, daug dirbau arba dar kažką tai dariau ten. Ir jie pasidarė tokie, jeigu jam skauda, tai tada ir man skaudės. Ir va taip jau gaunasi toks užburtas ratas. O kas yra vyresnis, tas ir yra, galima sakyti, atsakingesnis ir jis yra vadovas viso šito, galima sakyti, projekto, taip pat kaip dabar mama. Ir visi tie pergyvenimai, galima net neskambint vaikui, kaip pavyzdys. Tu tik pamastai ir vaikas tą jaučia ir jaučia visą tą patį, ką jaučia mama. Ir kada, tarkim, iš mamos pataisai tam tikrus dalykus, tai po to kažkaip vaikas ateina ir sako, kažkas čia įvyko, nesupratau kas. Noriu apsikabinti, arba dar kažkas. Pajuto šitą dalyką, supratot, sutinkat su tom? Nu, taip, aš taip supratau visą šitą. Ir dabar jau nepergyvena dėl vaiko, ne? Kaip pasakyti, tokio nebėra pergyvenamo, aišku, kaip mama, aš lieku mama,
bet jau paleidžiu juos ir tiesiog stengsiuos, kad jie savarankiškai savo problemą spręstų, bent jau bandytų spręsti. Ir tik tai jeigu jiems patarimo kokią reiktų, jie patys ieškos mane, tada aš jiems mielai padėsiu kaip man. O jums, kaip dabar, jeigu supratot, jums reikės dabar užsiimti savo gyvenimu, nepriklausomai, kiek dabar jums metų. Nes vieną kartą aš buvau susitikus su vienu, antru, trečiu žmogum, man tada taip pat aš dar buvau dar mokyklinukas, dar to laiku, niekaip negalėjau suprasti, ką mokytojas sakė. Nu, niekaip negalėjau suprasti. Sako, aš nugyvenau ir taip toliau, o dabar man 56 metai, aš dabar pradedu gyventi. Aš galvoju, kas čia tokio yra, kaip čia suprasti šitą dalyką. Tarkim, kitas buvo, toks vyras, jau toks pagyvenęs 63 metų, sako, aš daug nugyvenau, padariau, o dabar aš galiu savo leisti pagyventi. Tai aš dabar taip viduj save, kaip pasakyti, laisvai jaučiuosi po tų visų seansų ir dabar jau leisiu savo pradėti dėl savęs gyventi. Čia ypatingai Amerikoje tas labai gerai įsivystyta, kad ten gali, tarkim, žmogus bobutė, tarkim, 77 ar 80 metų, važiuoti, tarkim, su korvetu, ne? Nu, tokia prabanga mašina, Chevrolet korvetą arba dar kažkas tai. Ir, tarkim, su tokiu jumoru, tarkim, jaunolis ar panašiai, sako, arba, tarkim, pas milijonierius, sako, gerą mašiną pas tave Rolls Royce'as, o jį taip atsisuka, nu nieko savo tokio mačiutė, su korvetu važinėja, kaip pavyzdys. Iš tikrųjų, gyvenimas gali būti ir nuo 60 prasidėti, ir nuo 70, ir jis gali būti nieko blogesnis, tarkim, kai buvo ir jaunystėje. Ką negalima pasakyti apie tokį kontinentą, kur buvo buvusi SSSR arba visą tai, kas yra. Nes ten buvo pagrindinai uždėta programa, tu turi kažkaip tai dagyventi iki pensijos ir kažkaip tai taip netyčia arba tyčia, nu, žodžiu, tu turi įsigaroti nuo šito žemės, žodžiu, kažkaip tai, kad nu, pensijos nevalgytum ir neužimtum vietą. Tu viskas atidirbtas ir viso gero. Ir dėl to tie, kurie turi dar tą mentalitetą, jie iš pasąmoninės būsenos nori tiesiog numirti. Ar gali su to sutikti ar pakomentuoti šitą dalyką? Tikrai taip, vaikai užauga ir tada, jeigu viskas sėkmingai klostėsi, tada jau pradeda norėti kitų dalykų ir koncentruotis į kitus dalykus. Čia tai labai teisingai. Čia būtent dabar, anksčiau iki hipnoterapijos jūs to negalėjot suvokti. Prasme buvo daugiau ar mažiau vaikai jūsų gyvenime, ne? Ne pilnu procentu, bet vis tiek daugiau. Nes tos mamos, kurie ir, tarkim, ir kurie jau ir 50, ir 60 metų gal ir mačiutė jau tapo, jie vis tiek galvoja apie vaikus, savo gyvenimo neturi ir po to labai katastrofiškai gali susidėti jų vaikų gyvenimą, kaip taisyklė. Tai va, kažkas įvyko, tai galim tęsti tada toliau prie pokalbio. Ir gali tada pratęsti savo mintį, ko mes užbaigėm. Tada primink mintį. Priminkit, mes kalbėjome apie vaikus. Nu, vienu žodžiu, kaip pasakyti, dabar netgi po viso šito seanso man dabar net ateina visokios programos būtent apie tai, ko aš domiuosi. Ir bet tikrai man labai šitas padėjo. Kas link vaikų. Aš labai savo vidinę būseną pataisiau, supratusi savo klaidas ir dabar daug ramesnė ir jau lengvai žiūriu į visą šitą santykius ir galvoju dabar jau apie savo perspektyvas. Okay. Tai su šito kaip ir taip pat susitvarkyti. Ir aš kaip suprantu, jūs labai daug išlaisvinat energijos savyje, ne? Kitaip tariant, atsirado didesnis noras gyventi ir jau nėra laiko, tarkim, sėdėti tam tikrose emocijose ir gailėti save ar dar kažką tai daryti, ne? Pajuto šitą dalyką? Labai, ypač tas gailėti savęs labai tiko. Nes kiek aš turiu patirties, daugelis žmonių yra 90% gyventojų ant žemės.
kaip pavyzdys, jie būtent užstrigo tokiuose emocijose ir viskas vat, būtent dėl tos priežasties, kad jie gyvena negatyviam fone ir tie demonai arba tos programos, jie maitinasi tom, valgo ir dėl to didelė tikimybė ir, galima sakyti, pagrindinė priežastis, kodėl žmonės neturi energijos. Ir kai kurie gyvena, įsivaizduokit, iš viso 100% gyvena ant 5 arba 10% viso galimybės resursų. Įsivaizduojate? Yeah. Kiek sveikai visas šitas dalykas suvalgo. Ok, jeigu tada mes biški tada pakreipsime į kitą pusę, galbūt jūs dar kokiais dar norėtumėt įspūdžiais pasidalinti ir tai, kas įvyko ir tam tikrom naujovėm. Nu, šiaip man dar ką labai padėjo, tai aš pradedu, nu, kaip pasakyti, aš senai domėjausi sapnais, bet tai, ką mes kartu praėjom šitą visą seansą, aš dabar pradedu sapnus suprasti, ką man nori parodyti sapnuose. Va šitą man labai padėjo irgi. Ok. Ir kaip suprantu, iš viso to, kiek mes jau praėjom ir tą, ką jūs jau patyrėte ir po tom tikroje, ko mes dabar susitikom, jūs plus minus jau savo įspūdžius daugiau ar mažiau papasakojote, ne? Jo. Ok. Į ką galima būtų dar nukreipti mintį? Dabar, jeigu mes įeisime tokią temą, tokia galima sakyti tokia ypatinga, tokia galbūt tokia labiausiai tokia skaudanti, kaip jūs manote, tarkim, kol kas neminėsiu sumos, ne? Bet tarkim tiek, kiek jūs įnešėte, ne? Kaip jūs manot, ar tai yra vertinga, ar tiek kainuoja tas kursas ir tas gydymas? Aišku, visada atsiremiame į pinigus. Pati tos žinios ir ta vertė, aišku, jinai yra tikrai tie pinigai verti šito viso. Tik tai, kada mes neturime pasitikėjimo ir tiek ta mintim žinių apie tą žmogų, vat šiuo atveju apie tave, tai tada pradedi abejoti, ar tikrai verti tie pinigai, ar nebus apgavystės, nes vis tiek per telefoną dažnai mes įlendama į visokias apgavystės. Bet aš manau, kad reikia giliau pasidomėti tuo žmogum, ar tikrai čia ne kažkoks tai feikas, kaip sako, per telefoną. Ir kada pasidomi, tai patikėti tuo žmogum ir kada tu gauni patyrimo iš to žmogaus, bet šiuo atveju iš tavęs, Ruslanai, man labai padėjo ir aš tikrai net nesigailiu, kad aš investavau tuos pinigus į žinias, į tą visą susigrąžinti savo tą energiją ir ramybę. Tai man tikrai buvo verta. Okay. Jeigu dabar neminėt sumos, o galbūt kalbėt procentais arba ant kiek galbūt kartų, jeigu taip galima būtų sudėti, tarkim, jūs viską praėjote, ne? Ir ant kiek kartų pagal jūsų supratimą vertė yra didesnė, negu jūs investavote. Kaip jūs galėtumėt maždaug suimprovizuoti įvertinti, jeigu taip išduotumės tokį klausimą? Nu, čia, kaip pasakyti, kiekvieno situacija yra kitokia, man būtų gal sunku įvertinti. Bet jūsų asmeninė? Nu, asmeniškai, kaip pasakyti, aišku, tai yra suma, kur ne kiekvienas gal iš karto gali tokią skirti, nes tikrai yra žmonių, kur galbūt gyvena, bet aš manau, jeigu žmogus norės save kažkaip tai gauti tą informaciją ir save padėti, su norais ateina ir pinigai. Jeigu šito užsisperi, kad tu nori, ir mano atveju atrodė yra galima ir tartis kažką, tai svarbu kalbėti, kokia yra tavo situacija, kaip ir aš manau, pats irgi tada biški taikysies prie žmogaus, bet iš tikrųjų tai su norais atsiranda ir pinigai, tai aš norėjau pasakyti. Kas dažniausiai aš ir pastovi bandau papasakoti žmonėm, kad, sako, dažniausiai būna atvejas, aš neturiu pinigų,
iš kur man juos gauti, aš tai tiek ir gaunu ir dar kažkas, tai aš sakau, ne piniguose esmė, nes aš pats ant savęs tą pajutau. Kada man reikėjo, aš suradau kosminę sumą. Taip, va Kada čia, man reikėjo. taip, taip, tai bet man šiuo atveju man reikėjo pagalbos, aš ieškojau ir aš tada atėjo man ir ta galimybė susimokėti už tą pagalbą. Okay. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Tai pagrindinis dalykas yra tik žmogaus sprendimas, ko jis nori ir dėl ko jis gyvena. Tikrai taip, tik tai sprendimas. Nu, kiek rodo mano praktika. Tai jeigu mes tada galėtume atgrįžti prie to, ką mes dabar bendravom, tai kiek kartų jūs galėtumėte įvertinti pranoko visą tai, kiek jūs suinvestavot? Kiek jūs maždaug vidutiniškai galėtumėte įvertinti? Tarkim pinigais, jeigu taip galima būtų pasakyti, nes sakau, daug kas ateina ir žmonės sako, o aš nežinau, o tam verta pasitikėti, o suma yra didelė, o po psichologus yra pigiau, o aš kursus praeisiu dar pigiau, galbūt aš apskritai niekam nemokėsiu, galbūt aš knygutę paskaitysiu ir taip toliau. Taip, kiekvienas gali knygutę paskaityti, bet čia yra toksai, kaip pasakyti, būtent tas pagrindas. Aš, pavyzdžiui, neturėdama tokių žinių kaip pats, aš nepadarysiu to. Ir tik tai su tavo pagalba aš įėjau giliau tai, kas būtent man buvo reikalinga. O čia tavo jau išsimokslinimas yra ir tai, ką tu darai, tu jau duodi labai svarbią informaciją, duodi tą patį įėjimą kaip pasakyti, į dušę. Ir va šitas, aš skaitau, kad jisai vertas tiek, kiek aš sumokėjau. Mano atveju. Okay. Jums kol kas dar sunku, aš manau, kaip suprantu, jums dabar, manau, sunku dar įvertinti, tai su laiku jūs patestuosite jausmus ir su laiku jūs suprasite, ką jūs gavote. Jo. Ir tie žmonės, kurie galbūt panorės ir panašiai. Dabar kitas dalykas dėl to pasitikėjimo. Kaip jūs manote, kada pas žmogų ateina pasitikėjimas? Tarkim, kaip jūsgi mane nežinot, jūs nežinojate, o gal čia iš kalėjimo skambinau, galbūt čia iš kažkur tai taip, o galbūt taip ir taip toliau. Tai kaip jums išėjo pasitikėti? Arba tiem žmonėm, kurie taip pat žiūrės, o ne taip pat galvos, kad čia kažkoks tai, ne to, galbūt čia ne ta ir taip toliau. Galite pasakyti savo kelią ir galbūt savo maždaug nuožiūrą, kokiu būdu jums pavyko pasitikėti, o kitiem gali būti ne taip paprasta. Pirmiausia, man buvo visada noras pabandyti tokiu būdu kažką tai atrasti savyje. Ir kada buvo toks noras, man visai atsitiktinai internete iškrito laida jūsų su interviu su žurnalistė apie jūsų baigtus mokslus. Mane šitas labai sudomino, aš tada pradėjau ieškoti jūsų kaip asmenybės internete, pasiskaičiau viską ir aišku, bet tas pirmas momentus man tiko ir aš iš karto pasiskambinau, ar kaip ten, kažkaip susijungiau su jumis, nes jūs paskui man atrašėt. Tai buvo tas, kada veikia ne galva, bet kada iš vidaus ateina tokia kaip informacija, čia būtent tas, ko man reikia. O paskui jau, aišku, daugiau tada ieškai informacijos, jau per smegenis ateina, ieškai informaciją, pasitikrini viską. Ir, aišku, pirmo susitikimo kažkaip tai bijojau, bet paskui iš tų pokalbių vėl supranti, aš žinojau, kad man to reikia, laiko laukti nėra. Ir va taip kažkaip tai atėjo pasitikėjimas. Okay. Ypač po pirmo seanso tada jau supratau, kad teisingai darau. Kaip dažniausiai ir būna. Jūs galite sutikti, kad pasitikėjimas ateina tik tada, kada pirmas dalykas, tu pažinai savo problemą arba pažinai tai, kad kažkas čia yra ne to, pagyvenai su tom, geriausiai, kad bent jau 10 metų su to pagyventum, pabandytum išspręsti savais būdais tą problemą,
paskaitus knygutės, tarkim, pasivaikščioti tam tikrus kursus, pasivaikščioti tam tikrus specialistus, kurie ten, tarkim, dirba mokamai arba, tarkim, už labai menką sumą, kur tu, nu, tarkim, tu gali išmesti, tarkim, ten 50 ar ten 100 eurų, nu, ten nestipriai neskauda, iš tikrųjų, ne? Tu suinvestuoji ir kažkaip tai kada jau biški proto yra, tu kažkaip sėdi ir galvoji, kažkaip suinvestavau ten, ten jau 1000, ten čia dar kitas 1000, ir čia dar 1000, kažkaip gyvenimas nepasikeitė, bet aš ten buvau ir taip toliau. Kitaip tariant, žmogus praėjo tam tikrą kelią, jis jau turėjo ir turi tam tikrą patirtį ir jis jau žino, ką reikia užduoti kitam žmogui, kad patikrint, ant kokio lygio jis kitas, nu, tarkim, tokiam šiuo metu, kaip mes bendravom, kad jūs galėtumėte įsitikinti, kur aš esu. Ar galit su to sutikti? Taip, va čia tai labai teisingai pastebėti. Tiesiog gaunasi kaip žaidimą, tu vienur svarbu nesiblaškyti, nes tas blaškymasis nieko rimto neduoda. O kada jau tu susikaupi vienam dalykui, šiuo atveju aš susikaupiu su jumis, tą galutinai išgyvendyti. Ir dar man kas labai, vat, iš pirmų tų pokalbių, kas krito, kad kiti, nu, kaip pasakyti, tu šnekėsi ir pirmas pasakymas būna. Aš pravesiu ten 1 ar 2 seansus, bet aš jokių garantijų neduodu, aš nieko čia vos ne prie ko. Ir tada suabejėjo, bet pas jūs buvo toks labai tvirtas, kad mes dirbsim, mes darysim, padarysim ir bus rezultatas. Tai va šitas mane labai motyvavo, nes aš norėjau galutinio rezultato. Nu, supraskit, kada tu jau davėjai žmonėm, kada aš pradėdavau dirbti, ne, tai aš ten biškai taip pat galvoju, ar pavyks, ar ne, aš niekada to nedariau ir panašiai, bet kada jau praėjo kelis 100 žmonių, tai po to kažkaip tai tu supranti, taip buvo, ten už tą ir taip. Nu, kaip to pasitikėjimo gali nebūti? Aišku, tu kada jau davėjai rezultatą, tai kaip man dar kitaip kalbėti? Taip ir reikia kalbėti, nes aš kitaip jau nesuvokiu, nes savim aš pilnai pasitikiu, nes aš žinau, kas tai yra. Klausimas tik kito žmogaus tos 50% ir įsidės indėlio. Kaip pavyzdys. Tai aš kaip suprantu, jūs buvo tam pasiruošusi. Ir aš kaip suprantu, kada jūs pagyvenot su to skausmu ir supratot, kad jūs savo padėti negalit, teisingai suprantu? Taip. Nuėmėt savo karūną ir atėjot ir visatai sakot, padėk man, nes aš nesuvokiu, aš nežinau. Čia yra pirmas žingsnis, kiek aš dirbu su žmonėm, kada būna pirmas kontaktas, pirmas pokalbis, man reikia suprasti, ar jis ieško pagalbos, ar imituoja, kad ieško pagalbos. Nu, kitaip tariant, vaidina auką. Jo, man kaip pavyzdys. Jo, man su ta karūna labai patiko tavo posakis. Tikrai reikia nusimti karūną. Nes aš to praėjau ir visi tie žmonės, kurie nori gauti gydymą, jie visi turi praeiti. Čia yra iš tikrųjų sunkus išbandymas, bet yra vienas iš kelių išbandymų, kur kaip pirmas žingsnis yra būtent toks. Ir po to, kada jūs visą šitą praėjote, jūs jau žinojote, ką man reikia sakyti, kokius klausimus užduoti. Ir aš jau turėjau jums atsakyti burtažodį. Kaip tarkim, dažniausiai būna ateina ir sako, pas mane, tarkim, aš sėdžiu antidepresantų, pas mane, tarkim, yra problema, aš noriu nusižudyti, arba, tarkim, trauma po abortų, arba dar kažkas tai. Ir aš po to iškart sakau, ką darėjai? Pas psichologus vaikštai? Taip, vaikštau. A jis tau siūlė tą ir tą preparatą? Taip, siūlė. A jis siūlė dar tą, ir jis ten tiesiog dar ateit pas šitą ir dar tokią seansą. Taip, siūlė, iš kur žinai. Nes aš žinau, nes aš puikiai žinau, kaip dirba ta industrija. Kaip pavyzdys. Ir kada jūs atėjote, ašgi jums tą slaptažodį viską ir susakiau. Teisingai? Svarbu ateiti su klausimais. Nes yra toks pasakymas, kuo konkretus užduotas klausimas, tuo yra konkretus yra atsakymas. Ir kada žmogus ateina su to visų šitų skausmų ir viso kito, pas jį net nėra abejonių. Jeigu tu teisingai viską atsakai, jis jau bus pasiruošęs užeiti programą šiandien, kas dažniausiai ir būna. O kada žmonės ateina ir sako, tai ko jūs norite? Nu, aš čia, tikriausiai ten nelabai aš žinau, ten dar kažkas. Tai nori sutvarkyti savo gyvenimą? Taip, aišku, noriu, kas nenori. Tai yra va tokios sąlygos. Nu, aš nežinau, tu mane spaudi,
tu tikriausiai ten, aš nežinau, reikia pagalvoti, sakau, ką pagalvoti, kaip grįžti atgal į tą savo kitą gyvenimą, o kodėl tu taip sakai, tu esi labai piktas. Čia, kaip pavyzdys, šitas dalykas rodo tik tai, kad žmogus neturi skausmo, jis nesuvokia, kas su juo darosi ir dar labiau, jis nežino, ko jis nori. Jo. Ir kada visi šitie dalykai sukrenta, tai koks gali būti pasitikėjimas, kada visų pirma tau neskauda, tu nežinai, ką sakyti, nežinai, kokie tu atsakymą nori ir apskritai apie ką mes apskritai čia kalbam. Dažniausiai taip ir yra. Nes tie, kurie ieško, jie iškart įeina į programą. Jie iš karto žino, ko jie nori ir tada gaunasi pokalbis. O taip ir atsiranda pasitikėjimas. Ar jūs galėtume dar prie to kažką dar pridurti? Nu, gydytojas paprastai gydo, kad neišgydyti, bet kad nuimti simptomus. O kadangi aš su tuo nesutikau, aš norėjau sužinoti priežastį, aš norėjau sužinoti, kur yra mano tokios, būtent kodėl viskas taip vyksta. Ir va tada jau kabinėsi ir ieškai stipresnio už save, kad tau padėtų šitą išsiaiškinti. Ir aš, kaip suprantu, gydytoja net negalėjo paaiškinti, kodėl įvyko širdies visi šitie dalykai ir sutrikimai, ne? Gydytojai tokių dalykų net nesako. Įvyko ir gyvenk dabar taip iki galo. Jo, gal įvyks pakartotinas po mėnesio, gal po 2 metų, o gal neįvyks. Nu, nežinau, jeigu kas skaudės, atvažiuok dar kartą, maždaug taip. Jo, maždaug. Ir tikrai aš po 3 mėnesių atsisakiau visų tablečių, nes aš per maistą stengiausi savo padėti ir man labai šitas padėjo, bet dvasiškai aš jau pati nebegalėjau padėti savo, jau nebeužteko man žinių ir aš tada jau ieškojau stipresnio žmogaus, kas man padėtų išsiaiškinti savo dušoje. Čia yra labai stiprus dalykas ir aš vieną interviu nesenai mačiau, man labai patiko moteris, kuri pradirba medicinoje. Ir tema buvo tame, kada žmogus jau susirgo, jau eina prie mirties arba jau beveik jau miršta, jam tiesiog, kada ateini ir sakai, kad tu žinai, kad įvyko visą šitie dalykai, va, dėl to ir dėl šito, ir dėl to taip žinau. Ir po to, kada jį praėjo per 100 žmonių, kaip jis sakė, ne, tai jį po to suprato, kad žmonės kaip iš principo gydyti nereikia. Jiem reikia duoti, juos reikia mokinti, o ne gydyti. Jiem tiesiog reikia duoti atitinkamos informacijos, kad jie galėtų suvokti ją ir pasinaudojęs ją suvaldyti savo gyvenimą ir teisingą pusę. Sutinkat su tom? Čia labai teisingai, būtent tos informacijos ir reikia. Visa kita pats žmogus, bet ta informacija tokia, kuri labai giliai įeina į vidų, aišku, reikia ir domėtis, ir čia labai stipru buvo tikrai, Ruslanai. Ir dar priimti tai, bet kas dar nepriims, kaip pavyzdys. O informacija labai svarbu. Nu, tiesiog, kad tai pasidalinau panašiai. Ir kaip jūs manote, kodėl, tarkim, dėl įvairių priežasčių, kada, tarkim, žmogus nueina, tarkim, daktaras ar ten, nežinau, kažkoks specialistas pasiūlo, tarkim, ten piliulės, tarkim, dar kažkas tai, ir, tarkim, jūs pasipriešino tam, o kiti sutiko. Kodėl, tarkim, tas vyksta, kaip jūs manote? Kokios yra pagrindinės priežastys? Paprasčiausiai žmogus bijo atsakomybę pasiimti savo. Jisai visą atsakomybę palieka gydytojai, gydytojas taip sako, jisai taip daro. O aš nusprendžiau atsakomybę už savo sveikatą priimti pati. Ir tada aš pradėjau domėtis ir mitybą, ir viską daryti. Ir kartais gydytojai net ir buvo net tokių atvejų, kai man pasakė, jeigu negersi tablečių, mes tavęs negydysim. Ok, gali net ir neateiti, gali karstą užsakyti ir viso gero. Labai gera pozicija. O kartais gali net paaiškinti, yra, kaip čia pasakius, jeigu ateina žmogus su tam tikrais niuansais, sutrikimais ir kada žmogus sako, kas su tavim atsitiko, tai yra dar toks populiarus pasakymas, nu šiaip tavo amžius jau, pagyvenai jau užtenka, amžius viskas, nu jau viskas, tu jau sensti, amžius viskas, amžius jau viskas. Gydytojų pasakymų. Tikrai, bet šitas ir aš tai su tuo nesutinku,
kiekvienas amžius turi būti sveikas. Mhm. Nu, kaip mes ir kalbėjome, bet tiesiog tie, kurie žiūrės laidą, tai tiesiog bus galbūt kai kurie atvira knyga ir galbūt jie pirmą kartą sužinos teisybę arba pirmą kartą, galima sakyti, galės pasinaudoti savo ausim ir bent jau įjungti savo gyvenimą, bent jau nuo to amžiaus, kiek dabar bus tiem žmonėm, kurie žiūrės video. Tai va, tai žinot ir suprantat, kad va, tas žingsnį, kurį jūs padarėte, kad pasakėte, kad aš bandysiu jau tvarkytis pati ir kol kas ačiū Jums už pasiūlymus, ant piliulės arba dar kažkas tai, bet ieškosiu kitų būdų. Jūs suprantate, kad čia yra labai stiprus ir herojiškas sprendimas. Suvokia šitą dalyką? Aš suvokiu, taip. Jūs suvokia, taip? Suvokiu. Tikrai ir labai. Ir čia ir ne kiekvienas tam pasiryš, nes iš tikrųjų didelė tų žmonių problema, ne? Kaip pavyzdys, nu, ten daug priežasčių yra, bet yra vaikiška pozicija. Pasirūpink manim, pažaik su manim. Nu, šitą iš tokios vaikiškos pusės, bet paprasčiausiai žmogus bijo iš baimės. Baimė mirti, o mirtis tai yra tik tai, kaip pasakyti, uždarai vienas durus, atidarai kitas duris. Ir va tą baimę tada žmogus sukaustė ir jis nebeprisiema atsakomybės už save. Nu, sakau, gali būti daug priežasčių. Bet jūs, kaip jau supratau ir galbūt kiti, kurie žiūrės video, galės taip pat suprasti, kad jūs priėmėt sprendimą būti ne vaikų, priėmėt sprendimą pasirūpinti savo gyvenimu. Taip, tik tai taip. Ir po to taip jau gavosi, kad visą tai taip sudėlioja situacijos, kad jūs gavot tai, ką jūs norėjote. Taip. Kaip tai tariant, bonusą, atsilygino už sprendimą teisingą. Jo. Ir labai graudu tie, kurie žmonės pasirenka vaikišką poziciją arba dar kitos kažkokios gali būti priežastys, jūs galite numanyti, kokį bonusą jie po to gaus. Jo. Ką gydytojas? Dvi operacijos, invalidumą ir mirtį. Kaip dažniausiai būna, tik laiko klausimas kada. Pas vienus tarpu po 40 metų, pas kitus yra greičiau. Ir aš dar labai gailiuosi, kad šito viso, nu, kaip pasakyti, nepadariau anksčiau. Jeigu aš tai būčiau padariusi anksčiau, aš savo gyvenimą būčiau sutvarkiusi dar kitaip. Jums paslaptį pasakyti? Aš pradėjau mokyti žmonės nuo 17 metų. Ne, ir aš pradėjau šitą kelią nuo 17 metų. Tai aš labai gailiuosi, kad aš pradėjau būtent nuo 17 metų. Ir aš labai gailiuosi, kad ieškodamas tam tikrų technikų, tos 20 metų, aš nieko negavau. Kur aš nebebūčiau? Pas psichologus, pas astrologus, pas tarologus, pas ezoterikus, energokosmogongai, jogai ir taip toliau. Aš ten gavau tik uždaros duris arba kitaip tariant, tik nusivylimą. O tarkim, aš gailiuosi, kad aš anksčiau to negalėjau gauti, būtent to, ką aš dabar žinau ir tą, ką aš galėjau gauti iš tam tikrų mokymų. Ir aš neįjungiau savo gyvenimą, tarkim, nu gerai, bala nematė ne nuo 14 metų, o dėja nuo kokių 35. Taip pat gailiuosi, labai gailiuosi. Nu, bet su patyrimu keičiasi ir mokytojai. Aš irgi pradėjau domėtis nuo lengvesnių situacijų ir kuo toliau, tuo ir mokytojai keičiasi stipresni. Jeigu tu eini link stipresnio kelio. Jo, būtent. Jeigu tu esi link silpnesnio kelio, tai tada mokytojo bus, kuo toliau, to kažkaip tai, nu, nelabai panašus čia į mokytoją. Bet čia jau ne ėjimas, čia jau toks pasidavimas visai nežiniai tokiai. Nesidomi. Aš suprantu, bet žmonės to negali pajusti. Čia yra iš tikrųjų tiek plona riba pajusti, kur tu esi, kas tu esi toks, kokią hierarchiją tu užėmi. Čia iš tikrųjų yra labai nelengva. Ja. Čia yra labai stiprus dalykas, nes, nu, aš sakau, čia reikia labai daug darbo įdėti į tai. Kad suprasti tai, ką, nu, iš tikrųjų, ką reiškia tam tikri dalykai, daiktai ir panašiai. Ok, tai mes jau, kaip suprantu, jau labai daug jau pabendravome ir galbūt jūs turėsite ką pasakyti žiūrovams,
galbūt pasidalint žinutę, ypatingai kada jūs jau viską praėjote ir jau ne taip, kaip buvo anksčiau, ne taip baisu ir jūs jau dabar supratot, kaip tai veikia, jau pažinot ir susipažinot su manim. Galbūt turit kažką pasakyti? Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad pasitikėti savimi ir visą atsakomybę savo prisimti už tai, ką darai, nebijoti šito. Nes baimės tai tik sukausto ir neleidžia tobulėti. O tai labai svarbu yra. Okay. Jūs sutinkat su tom, kad už mūsų baimės slypi mūsų galimybės? Taip, čia tai labai stipru. Tikrai taip. Taip pat pataikiau, ne? Labai. Okay. Tiesiog jau sakau, jau kada tu tą taikai ir matai, kada ant savęs tą patį išbandai, tu tiesiog supranti tam tikrus dalykus ir tu tam tikrus pasakymus, ne tai, kad tu ten perskaitai kažkur tai, ne? O tu tą išjautai iš įvairių pusių, su įvairių skonių. Jo, aš vienam mano sapne vieną kartą parodė mano visas baimės. Aš taip buvau pritrenkta, kad aš atsikėliau ir niekaip nesuprantau, galvoju, negi aš turiu šitiek baimę ir nuo to pradėjau labai kitaip reaguoti ir nusprendžiau visas tas baimės panaikinti. Sakau, jūs esat herojus, nes tą, ką jūs jau padarėte ir ypatingai, kada atėjote, iš tikrųjų, čia yra herojiškas žingsnis, nes mažai kas tą sugeba padaryti. Kaip pavyzdys. Ir tada dar vieną dalyką man dabar iškilo į galvą tokios klausimas. Kaip jūs manote, kokie žmonės gali daeiti iki manęs? Ne bet kas. Galit su to sutikti? Ne bet kas. Ne bet kas. Kokius iššūkius jie turi praeiti, kaip jūs manot? Nu, pirmiausiai tai turi suprasti, kad nėra tobulų žmonių ir aš pati nesu. Paprastai baigiam studijas, mokslus ir galvojam, aš jau tobulas, jau man nieko daugiau nereikia. Tai čia pati klaidingiausia mintis yra. Kada supranti, kad kuo toliau, tuo mažiau tu žinai ir tu būtent trokšti tų žinių, tada ir ateini iki jūsų, ieškai ir ateini. Okay. Ir ką turi žmonės praeiti, kad, tarkim, kad bent jau galėtų pokalbis susiklijuoti, taip bent jau tokia teigimesnė pusė, kaip jūs manote? Nu, kaip sako, per kančias ir pradedi ieškoti per kančias, per skausmus, paties išgyventus, aišku, pradedi ieškoti. Bet šitą, kada pradedi išgyventi šitą ir supranti, kad tau reikia kažko kito ir daugiau ir atrasti save. Žodžiu, kaip suprantame, vėlgi grįžtam į tą patį, kad žmogus turi pagyventi su savo problema, kad jis galėtų pagaliau ją pačiupinėti, pauostyti, galbūt palaižyti, kad jis bent jau mokėtų kažką tai ištransliuoti pokalbio metu, kad aš galėčiau, kaip čia pasakius, bent jau pagrindą turėti apie ką kalbėti, kad aš galėčiau paimti jam už ką užkabinti ir pasakyti, kad galima buvo taip ir taip ir anaip ir tą. Žmogus, kada turi dėmesį ir sukaupęs tą problemą, jis sako, šiaip tu teisus, ir po to jie supranta, kad tu jau įgūdęs daug aukščiau ir tu esi meisės viso šituose dalykuose ir šiaip žinai, ką, šiaip čia galbūt geriau galbūt jo paklausyti, nes kažkaip su juo galbūt aš 10 arba 100 kartų greičiau padarysiu tam tikrus dalykus. Va taip pokalbis susiklijuojas. Taip? Sutinkat su tom? Yeah. O kada neskauda, tai tada ir nėra apie ką kalbėti. Žodžiu, kalbėjo apie tai, apie nieką, apie orą. Ja, tikrai tai. Ir po to prasideda šitie klausimai, kokią kainą, aš tavim nepasitikiu, tu mane spaudi, kad ten dar sako, kad aš dar nelaikas, dar pasiruošiu gyvenimui, man ten reikia 20 metų knygų paskaityti, dar praeiti sportą, dar 30 metų. Tai vat, kada man liks 5 minutės ten iki mirties, tada aš tau paskambinsiu. Tada bus per vėlu. Nu, ne visai, ten, žodžiu, per 5 galima kažką tai padaryti, tai va. Arba būna tokia atveju, kada žmonės vaidina, kad jie yra nemirtingi, aš taip vadinu. Nemirtingi čia yra tie, kurie turi labai daug laiko. Suspėsiu ten, suspėsiu aną, tą reikia ir šitą galiu, man darbas, man reikia dar močiutę paslaugyti, nes kažkaip tai ten reikia rūpintis ją.
reikia dar darbą užbaigti, ten kontraktas mane pasirašytas ant 7 metų, žodžiu, kada aš jau kontraktą užbaigsiu, tau paskambinsiu. Nu, po tokie dalykai vyksta. Gaila, kad protas ateina, tik tai pradeda su protu sutarti, kada jau jau vėliau, kaip pasakyti. Mhm. Jeigu su protus pradeda draugauti anksčiau, tai tada jau darai svarbesnius dalykus. Nu, sakau, iki to reikia daeiti, bet čia, sakau, čia reikia būti herojum, kad paimt, nepriklausomai kokiai situacijai žmogus nebebūtų, ką jis nebedarytų, paimt ir paspaust, tokia yra toks raudonas mygtukas, kuris vadinasi stop, sustok žmogau gyvenime, sustok. Nu va, ir kai nesustoji, pats gyvenimas sustabdo tada. Nu, aš kaip vadinu, čia yra raudonos zonos. Per lygas, per netektis, kitaip tariant, per žmogaus skausmą. Nes vieną kartą, jeigu pasidalinti istoriją, buvo vienas žmogus atėjęs, tai kad tu jo neišgazdinsi. Kad karas vyksta ir, tarkim, bombos krenta, jam yra jau buvo ne taip ir kažkaip tai ten siaubinga arba ten aš ten kažko tai galėčiau bijoti, ne? Tai, kad, tarkim, ateis, o, tarkim, su pistoletu tiesiai į makaulį ir pasakys ten dar kažkas, tai jis taip pat to nebijos, jis mirti matė, jis nebijojo. Važinėtis į vieną šalį, į kitą ir visiškai, žodžiu, visiškai buvo atėjęs pas mane bebaimį žmogus. Ir kada aš su juo pabendravau, jis taip išėjo, pozicionavo, kad aš čia viską žinau, tai aš tiesiog jam pasakiau porą frazių, jis po to pas mane sugrįžo su ašarom. Didelis, labai toks, galima sakyti, kaip dabar pasakyti, žmogus, kuris dirba šituose karinėse pajėgose, jeigu taip galima, bent jau dirbo, ne? Ir tiesiog atėjo su ašarom, sako, padėk ir taip toliau. Ir jam buvo žiauriai skaudu, ten buvo situacija, kada jis jau ir taip 3 tėvų ir 3 vaikų skirtingų ir moka 3 moteriam elementus, tai jis susitiko su moteriam 4 ir ten kažkas ten įvyko, aš ten iki galo nesiaiškinau, bet esmė buvo tame, kad jis išėjo su jo vaiku, kažkur tai vaikšto, jam yra skaudu. Ir po to ateina ir sako, aš nesuprantu, kodėl man skauda ir ką man daryti ir kodėl taip įvyko. Aš po to sakau, kad įvyko tik dėl to, kad tau Dievas arba kūrėjas bandė parodyti, o ten pažiūrėk, nu padaryk šitą, padaryk aną, tu neturėjai laiko. Tu žiūrėjai ten, o ne ten. Jis galvoja, tu patikėk, jis ten tas kūrėjas ten prakaito nemažai išlėjo, kaip tai jis ten sėdėjo dieną naktį dėl tavęs galvojo, kaip tau sukurti situaciją, kad kažkaip tau sužadinti jausmus. Ir po to, kada aš po to pasakysiu taip, ne? Ir po to, kada aš jam pasakiau ir paaiškinau, kad čia yra vienintelis dalykas ir kodėl tau skauda, kad jis galėtų atkreipti dėmesį į save. Ir po to, kada jis tą suprato, ten praėjo tam tikrų terapijų, buvo taip pat, ir jis po to žiauriai pasikeitė. O dabar sakykit jūs, ką jūs norėjote pasakyti. Norėjau tik tai, atsiprašau, bet mano labai sėda telefonas, kažkaip gal taip jau link pabaigos eiti. Labai. Aha, supratau. Tai tvarkoj, tai jeigu dar turi kažkokią paskutinį žodį pasakyti žiūrovam, tie, kurie žiūrės, galbūt jūsų manimo dar ką reikia pasakyti, tai tada jūs galite pasakyti ir tada galbūt tiek ir užteks. Galbūt kažką žmonės ir išgirs iš to, ką žiūrėjo. Pirmiausiai, tai aš labai noriu padėkoti tau, Ruslanai, nes tikrai man tai labai padėjo šitas dalykas. Dabar tiesiog į gyvenimą ateina man net būtent ta tema medžiagos visokios, pokalbiai, keičiasi žmonės. Tiesiog labai man keičiasi pats tas ritmas gyvenimo. Ir ženklus pradedu pastebėti, pradedu suprasti sapnus, kurie irgi anksčiau kažkaip žiūrėjau į tai labai vaikiškai, sapnai tai sapnai, bet va dabar pradedu suprasti ženklus, pradedu suprasti ir man va šitas labai padėjo, tikrai aš labai tau esu dėkinga. Ir kaip sako, asmenybė žmogaus yra svarbiau negu pinigai. Kada ateina ta akimirka, kada susiduria su mirties akimirka, taip viskas tampa beverčiai, visi daiktai, viskas ir pradeda kitaip vertinti gyvenimą. Tai va tą ir norėjau pasakyti. Ačiū tau didelis. Kitaip tariant, pradėjot labiau vertinti laiką.
ką neįmanoma nupirkti. Taip. Okay. Tai tvarkoj, tai tada ačiū Jums, kad atėjote ir maloniai pasidalinot savo istoriją, sėkmingą, tarp tų žmonių, kurie jau praėjo ir sutikot papasakot. Ir tada tikiuosi, dar pasimatysim ateityje ir tikiuosi tie žmonės, kurie žiūrėjo video, jums buvo taip pat naudinga ir daug dalykų jūs galėjot pasisemti ir daug dalykų suvokti. Ja. Tai ačiū Jums ir tada iki pasimatymo, iki kito karto. Iki malonaus. Ačiū labai. Iki. Mhm.